žinai, kokio kebabo nori, kodėl tu dar neatėjai užsisakyti jo čia. Manęs dažnai klausia, Laurina, kur skaniausi Vilniuje kebabai? Kas tu esi? Aš nežinau, bet kur man patinka kebabai, tai galiu rekomenduoti. Food Stop Express. Davai, einam pasižiūrėsim, ką turi, kuo čia jau tokie ypatingi. Кому ты нужна? Užeikime į šią prabangią kebabinę. Kebabinė visiškai klasika, mini konteineriukas, bet ko daugiau norėti iš kebabinės. Turime meniu, žiūri čia į lavašiukų, į lėkštytį yra kebabiukų ir užkandžiukų netgi. Aš būsiu neišrankė, aš būsiu paprastas žmogus, liksiu prie visiškos klasikos. Berniukas vieną kebabiuką didelį ir kolduniukų greitai. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Pirmas dalykas pasakysiu, kaip ir visų gerų dalykų gyvenimą, šito kebabo reiks palaukti. Eilių, kiek buvo, tiek buvo. Pradėsiu gal nuo kolduniuko. Žiūrė, tikrai yra. Nu, čia tokią vieną porciją suvalgyti, gali būti ir su bloga viena. Padažiukai žiaurinė, yra čili prieskoniukų kažkokiu, daug mėsos. Karoči, trumpai darai koldūnai žiaurinė, žinokit, duoda 9,5, gal iki 10 trūko vos lašelio traškumo, bet... Nu, čia, žinokit, vienos koldūnų porcijas, aš manau, užtektų 2 žmonėm faktiškai. O. Tai pirmiausia, pratestuokime padažiukus. Mango. Geras, žinokit, geras. Aš kai nemėgstu kečupo ar pikantiško, nekančių tiesiog padažo, negaliu pakesti. Tai yra rojų žemėje. Ir agurkinis. Agurkinis toksai pelnutis, kas mėgsta taip delikatų skonį. Gerai, tai ką daužiam kebabą, nieko nelaukiam. Nu, tiesiog pasaka. Kas patinka, kad nėra kopūstų, kurių aš tiesiog nekenčiu. Matote simpatiškas salatytės su icebergiuku. Labai gerai. Aš nežinau, ar aš alkana, čia tiesiog labai skanus kebabai. Nu, žinokit, kebabai superiniai. Pasakysiu, šiuo metu tai yra mano favoritinė kebabų vieta. Duoda tikrai, 9,5 gal net. Na, o jeigu sugalvosim tyčia ateit ir sakyti kebabiuką, tai parodykit šitą video, aš manau, savininkas tikrai apsidžiaugs ir pritaikys jums nuolaidą. Komentuokite, kokią kitą kebabinę turėčiau aplankyti ir galbūt nuvyksime apžvelgti ir ją. Iki greito, maistas ant pachmo.